Laidą girdėjau ir tiesą sakant, dabar galiu konstatuoti, žiūrėdamas Laurinui į akis, kad jisai nėra labai drąsus, nes jisai atsitraukė nuo laidos pozicijos. Anoj laidoj, kai Svaras paklausė, apie šaudimą, kalbama nėra savokos diversantai. Galima. Jeigu... Kada kalbam apie mane, tai aš turiu pat perrėžti. Žiūrėkit, jūsgi istorikas. Ir aš tikrai gerbiu istorikus profesionalius, kurie mato kontekstą ir neišima vieno sakinio ir neprilipdo iš kito galo. Mes aiškiai pasakėm, prieš tai kalbėjom apie diversinės grupės, jūs visiškai jokios laidos nežiūrėjot, arba jūs visiškai neigėtės tikslingai, arba jūs, ta prasme, arba jūs nenorite suprasti. Ne, tai jeigu Laurinas nori vienas kalbėti, mes galime klausytis jo. Jis tiesiog iškart reagavo. Kad būtų teisingai. Prašau, tai yra, kai jisai kalba, tai yra netiesa. Tai yra kalbėjimo maniera, kūno kalba. Nu, pažiūrėkite. Kūno kalba. Taip, apie tai reikia. Socialinė inžinierija užsimsim dabar. Kūno kalba. Bus leidžiama kalbėti. Tvarkoj, ne, aš galvoju, kad man tiesiog sakant turbūt neverta, nes, Laurinas, jisai nerimsis, jis netelpa savyje. Deja, aš negaliu kalbėti apie esmę, nes jisai neduoda man kalbėti. Kalbėkite apie esmę. Jo, tai vienu žodžiu, jisai šiuo atveju demonstruoja tokį, sakyčiau, kraštutinį radikalizmą, kuris iš tiesų realios dekonstrukcijos, geopolitinės, realios grėsmės akivaizdoje valstybė yra pavojingas. Nes jisai a priori meta žinią, kad nelojalūs piliečiai buvo nesvarbu, kas buvo kalbėta prieš tai, politiko komunikacija turi būti tiksli, kaip chirurgo pjūvis. Jeigu taip nėra, Laurinas negali garantuoti. Ką aš pasakiau, galite patikslinti? Pasituokit man. Kad ar yra pasakoma, kad nelojalų pilietį reikės nušauti. Ir buvo paklausta. Tu pasakei, kad tu tikėsi, kad žinoma. Karo padėties metu, diversijų atveju, nelojalus pilietis, karo padėties metu yra nelojalus pilietis. Valstybei nelojalus. Vienu žodžiu, jeigu Laurinas nenustoja šiandien viduriuoti žodžiais, jisai viduriuoja tiesiog, jisai nesusilaiko. Jisai nesusilaiko. Tai yra problema, aš manau, problema komunikuoti. Jo, ir tiesą sakant, labai yra gaila, kad partija, kuri egzistuoja nuo 1992-1993 metų, turi šiai dienai tokios rimtos geopolitinės situacijos aplinkoje, lyderį, kuris vargiai gali tiksliai komunikuoti, bet gali labai drastiškai kalbėti. Ir tokiu būdu, sakyčiau, destabilizuoti padėtį iš esmės netgi valstybės viduje. Nes jūs paminėjote, jog yra Ženevos konvencija, yra jos ten, 4 priedai, kurie reglamentuoja. Tokia kalba galbūt galėtų būti įmanoma, jeigu Valstybės saugumo departamentas šiandieną policijoje, teismuose būtų pradėtos bylos, kad yra kažkokios tai diversinės grupės, yra kažkokios indikacijos, kurios leidžia apie tai galvoti. Šiandieną mes absoliučiai nieko to neturime, turime privataus žmogaus, 2 privačių piliečių, atstovaujančių 2 skirtingas organizacijas, tokia gana drastiška komunikacija, kuri žmonėms sukelia daug nerimo, kad gali pasikartoti. Tiesą sakant, gali pasikartoti 41 metų situacija. Kada karas prasidėjo ir kada žmonės ėmė suvedinėti realiai sąskaitas, gali galų gali pasikartoti 40 metų situacija. Nes tas bandymas a priori, kalbant apie buvo kalba apie nelojalius piliečius. Stalino trėmimai būtent tą ir darė. Jie a priori galimus, nenustatytus nelojalius piliečius ėmėsi tremti. Aš manau, kad šiuo atveju yra paprasta, tuščia, atleisk Laurinai, politinė demagogija. Klausimas, kad valstybė galėtų nesiginti, jisai nestovi jokioj politinė demagogija. Įtvirtinta piliečio pareiga gintis. Piliečio pareiga gintis. Valstybės ir piliečio pareiga gintis. Jo, ir visos šitos, demagoginės kalbos, jos neturi nieko bendra, bet yra akivaizdus dalykas, kad Laurinas kalba savo privačioj televizijoje, jis kalba žymiai radikaliau, bet dabar jisai atsitraukia gerą žingsnį atgal ir bando prisidengti, tiesą sakant, taip, Laurinai. Buvo kalbama apie nelojalius piliečius. Labai aiškiai buvo pasakyta, ir pats atsakei, kad tikiesi, žinai,
Ir jeigu tai pasakytų eilinis šaulys, aš pažįstu ne vieną šaulį, tai nebūtų nieko tokio drastiško, bet kada tai kalba tik ką buvusios valdančiosios partijos pirmininkas ir šiandien, žodžiu, didžiausios opozicinės partijos taipogi pirmininkas, tai kelia rimtų klausimų dėl valstybės, demokratijos, kokybės ir pagrindų mūsų valstybėje. Jeigu taip nutiktų, kad demokratijos pagrindai būtų pakirsti, tai priešui mūsų okupuoti, aneksuoti būtų žymiai paprasčiau. Tai aš nežinau, kiek Laurynas yra pajėgus suvokti, kad jisai iš esmės kerta piliečių pasitikėjimo valstybę tokiomis savo kalbomis ir tokiu būdu palengvina, praplečia tą kelią, galimai tam tikrai agresijai iš išorės. Ta reikėtų labai aiškiai suvokti ir akcentuoti.